Jo, rimtas reikalas. taip, nugalėtas jo, bet irgi, va, tik angliškai šneka, dar lietuviškai nepramoko. Tai Gediminai, ačiū labai, kad atvykot, labai malonu, čia darom patį anksčiausią podcastą, aš tai dar miegantis palyginus su jumis. Tai reikėjo nemiegot. Kelintą, jo, teisingai, kelintą keliatės jūs? Šiaip, va, taip, kiekvieną dieną. Aš keliuosi apie 7, po 7 šiek tiek, nes 3 kartus per savaitę stengiuosi eiti sportuoti su treneriu, tai mano sportas 8, bet jis Žirmūnuose, o aš gyvenu Paupy. Tai man reikia atsikelt, nuvažiuoti, tai aš tuomet ilgai iki kokių 8:30. Tai šiandien kaltinsit mane, kad nenuvažiavot pasportuoti, ne? Šiandien antradienis, aš važiuoju pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais. Su treneriu, sakot, sportuojat? Geriau nei vienam? Neužtenka valios vienam. A ne? Kažkas, kad pastoviai priminto, ne, kad rytoj... Aš šitą darau ne iš mandrumo, iš gal, žinai, vis tiek, man jau 46, tai yra dabar pasirinkimai 2, arba nuo kalno, arba laikytis. Tai... Tai ką jūs pasirenkat laikytis, bet su treneriu, ne? Bet aš esu biški sporto salėje dirbęs, bet dažniausiai vienas būdavau. Tai va taip kažkaip netekus. Neturėjau pinigų ten, aišku, kiekvienam išmokėti. Žinai, tų pinigų mes išvaistom, man atrodo, kitur daugiau. Tai aš iš tikrųjų turiu 2 sporto klubus. Čia dabar kaip koks baisus sportininkas pasipasakoja. Tai čia toli gražu nuo mano charakterio. Kaip tik olimpiada, tai tą temą. Čia irgi linksma tema. Bet, aš turiu stengiuosi 3 kartus per savaitę nueiti, per vasarą gal gaunasi kartais mažiau, bet tai ritmas toks ir dar turiu narystę į klubą šalia namų, kur jeigu kartais reikia tiesiog biški išsijudinti ar ant takelio, nes butas mano mažas, tai reikia tada prisipirkti papildomų erdvių. Kaip Paupy gyvenimas? Vat aš kai atvažiavau į Lietuvą, grįžau, aš buvau Angliją išvažiavęs daug metų, aš kai grįžau į Lietuvą, man draugas nuvedė į Paupį Užupį, ten tą visą naują rajoną. Ir va tada nusprendžiau, kad gerai, aš noriu čia pasilikti, aš noriu čia, tai sakykime, statyti ten studiją, vienu žodžiu daryti tą podcastą. Vat kažkaip man Paupys man pardavė, kad Lietuva važiuoja tinkamų kelių. Aš su Paupiu labai kažkaip susijęs. Gal pradėsiu nuo tos reakcijos apie Paupį. Dažnai žmonių atvažiuoja ir sako, čia kaip užsienį. Taip, mes sakom, ne, čia dabar yra Vilnius. Toks tas Vilnius yra ir tokį jį va čia kūrėm visi. Bet kalbant apie Paupį, tai aš tą projektą turėjau progos išnagrinėti ir žinoti dar apie tai, kai niekas apie tai nežinojo. Nes, kaip žinai, mes darom ir televizinės laidas, ir renginius. Ir mūsų tuo metu klientas buvo ir Darnų Group, tuo metu vadinosi dar, man atrodo, MG valda. Ir jie kreipėsi su tokiu maždaug prašymu. Sako, mes čia turim tokį projektą didelį, gal didžiausią Vilniaus istorijoje ir sako, jis toksai kaip pavasaris senamiestyje, kada atnešame į senamiestį tam tikrą pavasarį. Ir sako, norim padaryti pristatymą lapkričio mėnesį, pavasario tema. Aš buvau grįžęs ką tik iš Maroko kelionės ir nuvažiavau į tą vietą, atsimenu. O ten tokie tešlynai, griuvėsi, ten nieko nebuvo. Nesubuvo, žinokit, bet va taip ir visis pasakoja, ten nieko. Ir aš galvoju, kaip čia dabar tą pavasarį toje vietoje sukurti. Ir sukūrėm vieną, mano galva, tokių įspūdingesnių mano karjeroje renginių. Labai trumpai papasakosiu. Tokį, reiškia, žinai, kadangi viskas man labai ten nepatiko, tešlynai, viskas sugriuvę, toks lapkritis, blogiausias taškas sezone ir šiaip aplinka negraži. Galvoju, kaip čia dabar parduoti visiems tą pavasarį, sakau, pastatom tokį ilgą, 40 metrų ilgio, ten ar ilgesnį gal net ir aukštą, 4 metrų aukštį tiltą, kuris būtų žalias. Šonuose padedame tokias holograminės vizualizacijos, kurios rodys, kaip čia viskas bus. O tilto gale, sakau, pastatome cirko palapinę, Šapito. Ir ten įrenkime Marakešo turgų. Grįžau iš Maroko, čia biški tokios asociacijos. Nes jiems tas turgus, Paupio turgus, kuris po to tapo, ar ne, va ta maisto tokia vieta, jiems buvo kaip vienas iš tokių šerdžių. Ir mes ten tikrai padarėm, buvo labai sunku paruošti šventę, padarėm tikrai labai gražią šventę ten būtent tiems, kurie statys, kurie projektą vystys. Ir tuo metu aš darėm ir filmą apie būtent šitą projektą. Ne filmuką, filmą tokį visai rimtą. Ir ten aš pamačiau tokį namą su arka. Čia taip kaip Milane, čia kažkas tokio. Man taip patiko šita vieta. Ir po 5 metų aš ten gyvenu. Wow. Tai visiškai su to nesusiję, buvo visiškai kita mano kreivė, kaip aš ten atsidūriau. Bet kai aš pamačiau, kad šitas namas yra prekyboje, aš nusipirkau ten butą. Jo, iš tikrųjų žiauriai fainas rajonas, man irgi ten patiko, mes kartais atvažiavam pavalgyti. Gal vieną dieną ir aš ten nusipirksiu butą. Šiaip butai pakankamai brangus. Aš tada, kai pirkau ten ir nieko tą butą, galvojau, Dieve mano, kaip aš čia brangiai moku. Tai dabar mano kvadratas 3 kartus brangiau kainuoja. Tai dabar galvoju, kad labai išlašiau. Gera investicija, ne? Jo. Super, tai vat, kaip tik minėjot, linksma tema, ne, olimpinės. Visi čia šneka, ta prasme, kur tik neįsijungs Instagram ar lietuvius, ten memes ir visa kita, žinai. Kas įvyko su TV3 transliacijų olimpiados metu? Kodėl mes
įsijungiam Rūtą Meilutytę ir rodo per telefoną. Ta prasme, jūs esat prodiuseris Lietuvos balso, vyriausiasis prodiuseris, Lietuvos balsas populiariausias šou dabar, kuris jau daug metų, ne Lietuvoje. Ta prasme, organizuojat renginius, olimpiadą, irgi renginys, tiesiog didžiulis, ne didesnio masto ir panašiai. Tai vat iš jūsų perspektyvos, kas įvyko, ar jie nesumokėjo pinigų tiek, kiek reikia licenzijom, ar iš tiesų ten tie oro nesklandumai gali satelitus pajudinti, kad ten, žmonėm neberodo. Vakar irgi Danas Rapšys neplaukė ir kažkaip be garso, ten iš studijos garso, jie šneka studijoje TV3 ten komentatoriai. Tai kas čia per TV3 fiasko? Kaip jūsų nuomonė, kas čia atsitiko? Čia mane tokia nemalonė teritorija vedat, bet aš pabandysiu kažkaip atvirai iš to vietoj kalbėti. Aš pirmiausia laikausi principo nekritikuoti kolegų ir neminti su dulkėmis, dėl to, kad žinau, kaip sudėtinga kartais viskas yra iš tikrųjų ir kaip kartais iš šono atrodo labai paprasta, kad ką čia galėjo kitaip kaip nors padaryti. Matyt, su tom problemom, su kuriuom jie susiduria, jos neatsitiko kažkaip, ta prasme, iš kažkieno blogos valios. Bet tai rodo mums kažką apie mūsų industriją, apie mūsų rinką galbūt Lietuvoje. Ir manau, kad vienas dalykas yra audra ir techniniai dalykai, kurie gali nutikti bet kam. Ir šitoje vietoje aš neturiu tokios techninės kompetencijos, kad galėčiau čia pasakyti, čia kažkur meluoja ir čia kažkur sako tiesą. Aš labiau būčiau linkęs tikėti, kad audra tikrai. Lėktuvai nesileido, aš pats namo negalėjau grįžti po filmavimo, nes medis užvirto paupyje ant kelio, tai visko galėjo būti. Bet man atrodo, kad ten yra šiek tiek kompleksiškesnė problema. Ir čia daug aš matau dabar tokio skundo, kodėl ne LRT transliuoja, nors atsimenu, kai LRT transliavo, tie patys žmonės skundėsi, kad LRT kažką negerai darė, nors čia gal ir nereikėtų lyginti, bet kaip sako vienas premjeras buvęs, bet palyginkim. O tai jo, o to pačiu, jūs su LNK dirbote, tai kodėl ne LNK? Ne, tai čia yra bidas. Ta prasme, kas davė daugiausiai, brangiausią pasiūlymą, tas gavo licenciją. Nes... Taip, pinigai. Taip, tai yra, ta prasme, apskritai pramogų industrija yra viena didžiausių industrijų pasaulyje. Ten ir sukasi beprotiški pinigai. Olimpiados teisę transliuoti yra beprotiškos sumas. Niekas neskelbė oficialiai, kiek kas pasiūlė, bet LRT dalyvavo konkurse. Jie pasiūlė gana, kaip jie patys sako, didžiulę kainą, bet TV3 pasiūlė didesnį ir jie gavo. Čia viskas yra normalu. Kai žinai, kai mes žiūrime olimpiados transliacijas ir baisiai pykstame už reklamas, aš tokių žmonių norėčiau paklausti, o sutiktumėt sumokėti 10 eurų ir žiūrėti be reklamų? Ir jeigu sutiktumėte, galbūt čia ir galėtų būti kažkoks dar vienas optionas, ar ne šitoje vietoje, bet labai dažnai... Arba dar sekundę, arba kaip siūlo kartais sumokėk ir nematysi reklamų. Tai taip. Ir dažniausiai tie žmonės visi, kuriems taip nepatogu tos reklamos blokus pažiūrėti, greičiausiai vis tiek pasirinktų žiūrėti su reklamu. Taip. Tai šitoje vietoje, man atrodo, visi mes turim labai suprasti, kur kieno koks indėlis yra, bet kad pasirinkti yra įdomus transliavimo sprendimai ir kad kai kur galbūt pritrūksta tokio gal kruopštesnio pasiruošimo, aš sutikčiau su ta kritika, nes aš bandžiau žiūrėti olimpiados atidarymą. O čia jau visai mano teritorija. Aš galiu apie sportą nebūti ten kažkoks didelis ekspertas, bet... Renginys, ne? Renginys, transliacija, TV, ką žmonės mato ten, ką žmonės mato per TV, viskas supranta. Dėl to įdomu. Aš manau, kad galima geriau ir tam nereikia nei kažkokių ypatingų techninių pasiruošimų, labiau protinio pasiruošimo arba tokio tam tikro įgūdžio. Aišku, įgūdžiui reikia laiko, reikia progų. Tai viena vertus tos klaidos arba tie netobulumai, kurie nutinka, jie yra, kita vertus, jie kaupia beprotiškai vertingą patirtį, kur kitą kartą, jeigu jiems panaši pasitaikys galimybė ir jeigu tie patys žmonės dirbs, tai jie tikrai padarys tai geriau. Bet tai aišku, mes vėlgi supraskim, kokiam kontekste yra komerciniai dabar transliuotojai. Visuomeninis transliuotojas, jisai yra... Norėjau pasakyti prišertas pinigais, bet galvoju, kaip pasakyti gražiau. Jisai turi didžiulį biudžetą. LRT? Taip, LRT, dėl kurio jiems kautis perdėm nereikia, jiems reikia protingai išleisti. Komerciniai kanalai, jie susidūrė su transliuotoju, kuris yra visiškai kitaip finansuojamas. Aš nesakau, kad tai yra blogai, manau, kad tai yra gerai, bet jie tą patį turi pasivyti lygį, uždirbdami maržą savo savininkams, pelną, reiškia, padarydami gerą turinį, kuris atitiktų lygį, kurį kelia LRT. Šitoje vietoje daro tam tikrą, kokybinį stumimą į priekį kai kuriuose vietose. Ir kartu mes dar esame maža labai rinka, mes esame Londono vienas mikrorajonas su 3 nepilnai milijonais gyventojų, kurių prie ekrano sėdi net 3 milijonai. Bet mes lyginamės jau su Netflixu, su bet kuo kitu, su Eurosportu. Ir faktas,
šitoje vietoje yra dalykų, kur mes neturim nuleisti kartelės, bet visuomet aš, kai žiūriu į tokius dalykus, suprantu, kad mes turime visai kitas galimybės ir dar kartais visai neblogai pasivaržom. Tai aš jau šitą sakau truputį atsitraukęs nuo konkretaus olimpiados atvejo, bet iš tiesų mūsų industrijoje dabar yra didelis iššūkis. Nes žiūrovas reikalauja, kad nebūtų per didelio skirtumo nuo Netflixo, Hulu ar ko tu nori, o kartu mūsų galimybės yra, šimteriopai kitokios. Nu jo, bet Meilutytė plaukė, ne iš kažkoks, rodo tinklinę, ne, mes buvom per jūros šventę, dabar grįžom trumpam į Klaipėdą, buvom pasivaikščiom po Klaipėdą, iššokom į barą, gavom pažiūrėsim tą plaukimą, ta prasme didį, ir mes įsijungiam rodo tinklinę, aš ten jau galvau, kad ten aiškintiem, kad čia kažkoks netoks kanalas, gal čia kažkas ne to, bet liktais tas, ir po to mes įsijungiam garsą ir sako, mes negalim ten dėl techninių kliūčių pasijungti, ir po to įjungė su telefonu, matos, kad ten jau kaip su telefonu buvo filmuota. Tai kodėl galvojat, tai įvyko? Aš nežinau nei detalių, O nei... nusipratau. Tai man sunku ką nors pakomentuoti. Faktas, kad nesklandu. Faktas, kad... Vis tiek olimpiada tai toks didelis dalykas, ta prasme. Ir labai rizikingas, nes tikrai visi žiūri, visi turi nuomonę, visiems tai rūpi. Tai žinai, kiekvieną nesklandumą atskirai paaiškinti turbūt galima ir viskam yra priežastis. Bet tą nesklandumų virtinę, ar tai yra tiesiog, žinai, kaip būna, netakoja įlipi į olimpiadą ir čia tiesiog nesiseka, ar tiesiog pataupė ir nepasamdė kažkokių keletos labai gerų profesionalų. Aš sakyčiau, kad ten trūksta kažko, kas turėtų know-how. Ir galbūt tos klaidos čia taip ir atsitinka. Bet vėlgi, aš kalbu visiškai, sakau, nežinodamas konteksto, ten su kolegomis apie tai nesu kalbėjęs. Tai... O tai kodėl galvojat, LNK nelaimėjo dėl to, kad nepasiūlė daugiau nei TV3? Oi, aš net nežinau, ar LNK dalyvavo šitoje vietoje. Aš tik žinau, pavyzdžiui, iš kolegų Estijoje, nes kadangi mes dirbam ir su Latvijais, ir su Estais per visas Baltijos šalis, tai Estai, ta televizija, kurį įsigijo, Duo Media, Kanal 2, tokia kaip LNK prototipas Estijoje, tai jie labai stipriai sumažino bet kokios kitos gamybos, nes jie sumokėjo beprotiškus pinigus už tą licenciją ir dabar visas jų turinys yra apie olimpiadą ir dėl to jie daug ko po to negamino tokių didelių laidų, kaip būtų gaminę galbūt Balsą ar dar kažką kito. Tai yra didžiulės investicijos, didžiulis kanalo apsisprendimas į tai ateiti. Tai. Sako didžiulės, kokios maždaug sumos? Milijonas, čia yra milijonai. Multimilijonai? Milijonai keli, man. Kokią brangiausią laidą esat girdėję, kad gavo licenciją, pavyzdžiui, LNK ar kokios nors konkuruojantis TV kanalai? Olimpiada tikrai, ne? Viršui? Aš gal iš kitos pusės biškį pažiūrėjau, ką tik grįžau iš Montrealio, buvau pas kolegą. Kanada, ne? Jo, Kanada. Frankofoniškoji Kanada, reiškia prancūzakalbė. Tai mano bičiulis, kolega, prodiuseris, kuris gamina Leroy Voice, reiškia, Kanadoje, prancūzakalbėje, tai teko jo produkcijas lankyti, šiek tiek žiūrėti, kaip jie dirba, kokie jų biudžetai. Irgi, jie labai panašiomis problemomis gyvena kaip mes, aš kai net kalbėjau su jų prodiuseriais, pradėjau juoktis, sakau, išvertus viską, ką jūs sakote lietuvių kalbą, galėtumėm tiesiog mes kalbėti tą patį ir tas pats tiktų, nors sakau, jūsų biudžetai yra 10 kartų didesni už mūsų, o problemos, masteliai kiti, bet problemos tos pačios. Tai jie irgi, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad jie susiduria su Amerikos rinkos kaiminystė, kur žiūrovas gali žiūrėti ir amerikietišką produktą, ir kanadietišką, ir jiems irgi yra labai didžiulis iššūkis, kaip su jų biudžetais prisitempti prie tarkim, globalaus standartų. Ir kalbant apie biudžetus ir bandant suprasti, kokio tai dydžio yra industrija, aš jau dabar nuo sporto atsitraukiu į pramogos, ar ne, sritį, tai pavyzdžiui, yra amerikietiškų laidų, kurių vienas epizodas kainuoja $2 milijonai. Netflix, mačiau, production dažnai vienas epizodas apie milijoną gali nekainuoti. Tai tarsi 2 milijonai, milijonas, tai yra tokia standartinė kainelė už epizodą. Kas daug, ne? Tai didelį pinigą, ne? Manau, kad labai didelį. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, turėtum Lietuvoje bent pusę tiek už epizodą, tai mes tikrai labai gerai varytumėm. Tai iš tikrųjų, iš vienos pusės rinka yra didžiulė, iš kitos pusės jinai yra labai fragmentuota ir labai sudėtinga. Ir kitas yra paradoksas, kad kalbant apie tai, kad, tai gerai, o ko tai lietuviai gali žiūrėti tik tais Netflix'ą ir lietuviškų kanalų nebereikia. Bet reikia. Kaip ir dabar, juk galėtume žiūrėti Eurosportą, bet vis tiek norime lietuviško, ar ne tokio vienumo lietuviško komentavimo, aš jau prie olimpiados vėl grįžtu. Tai kas gal šiek tiek kelia mums vilties ir tiems, kurie dirbam vietinėse rinkose, kad žiūrovui, ir tai rodo pasaulinę tendenciją, kad žiūrovui vis dėlto savo gimtąją kalbą, su savo
reiškia, nacionalinė bendruomenė žiūrėti turinį išlieka svarbu ir atrodo, kad kitaip nebus kol kas greitų metų. Nu jo, aišku, nepradės lietuviai imti ir žiūrėti ant transliacijų rusiškai ar angliškai, ne? Ypač daug kas net nešneka tom Aš kalbom. manau, kad šiemet pradėjo. Nu šiemet aš mačiau komentarų, žiūrėjom rusiškai per Eurosporto olimpiadą. Irgi. Nu jo, tai o vat, sakot, milijonas kainuoja per epizodą. Gali taip preliminariai papasakot, kur tie pinigai išeina? Kad ir kokia ta suma nebūtų, bet kodėl tiek daug, ne? Aišku, aktoriai ar ne? Žmonės, aš manau, kad pirmiausia labai daug kainuoja žmonės ir gamybos principas. Jo. Aišku, yra technologijos, yra dekoracijos, bet tasme, ką reiškia žmonės? Tai ne tik tie žmonės, kuriuos jūs matot kadre, bet ir dekoracijos, apšvietimas. Kuo geriau atrodo kadras, tuo reiškia, arba sako, kuo yra tamsesnis kokybiškas kadras, reiškia, tuo yra brangesnė šviesa. Tai technologijos jos sudaro tikrai ne pačią didžiausią dalį. Didžiausią dalį sudaro visi žmonės, kurie ateina į tą setą, vysto, planuoja, stato, įgyvendina, po to montuoja ir, žinai, kuo, pavyzdžiui, skiriasi lietuviška gamyba nuo kokios nors, kad ir tos pačios kanadietiškos ar ne gamybos. Tai mes viską padarome, per vieną dieną padarome 4-5 kartus daugiau dalykų, negu jie padaro. Jie daro lėčiau, jie daro labiau suplanuotai, jie daro galbūt šiek tiek kruopščiau šitos dalykus ir ten tie pinigai eina į kaminą į orą. Kuo mes sakome, kad lietuvių ar ne rinka yra labai išsivyščiusi, nes mūsų žmonės yra labai darbštus, labai tikslus, labai greiti ir vis dar norintis pavaryti. Ir tas noras mūsų pavaryti, man atrodo, mus dar šiek tiek konkuruota, ne? Išlaiko arčiau to globalaus standarto. Aš nesakau, kad mes jį atitinkam, neįmanoma jo atitikti, bet mes esame ne taip ir toli nutolę. Bet, o ko trūksta, nes man kaip žiūrint, tai aš net negalėčiau, žinot, sulyginti, ko jūsų manimų trūksta nuo globalaus standarto. Jūs matot, globalus standartas, Lietuva, sakykime, biški žemiau, ko trūksta? Man galbūt labai sunku įvardinti taip kažkaip keliais punktais, niekada apie tai per daug negalvojau. Labiau galvoju apie tai, kad mes esam sėkmingai arti to globalaus standarto, turint minty, kiek nedaug mes turim galimybių šitoje vietoje. Manau, kad gal, žinai, trūksta, turbūt to ir trūksta. Tai galimybės vietoj 5 laidų per dieną nufilmuoti pusę laidos arba vieną, tai reiškia to laiko. Mes negalim nusipirkti. Neskubėta, ne? Jo, turbūt mums trūksta laiko, kuris kainuoja šiuo atveju pinigus. Aha, jo. Jo. Jeigu turi daugiau, gali ir neskubėta, ne? Maždaug nes aš galėčiau, nu kaip, tarsime, tu pasamdai operatorių už X sumą pinigų. Aha. Ir ar tu gali jį pasamdyti 100 dienų ar 20, o pagaminti tau reikia tą patį. Ir ar tu gali gaminti tai 100 dienų ar 20. Aš norėčiau gaminti 100, gaminu 20, tai apie tai. Bet ko mums netrūksta, tai mums netrūksta geros technikos, mums netrūksta gerų profesionalų, mums netrūksta talentingų, ambicingų žmonių. Mums truputėlį trūksta, kalbant, pavyzdžiui, apie dainavimo konkursus, kai tu iš milijono renkiesi dainuojančių yra vienas, kai tu iš 100 milijonų renkiesi yra kitas, nors beje šiemet mūsų sezonas yra labai nustebinęs mūsų talentais, bet ir ko dar trūksta, mums trūksta aikštelių, kur mes galėtumėm kokybiškai filmuoti studijų, nes pavyzdžiui, čia dabar, kaip mes visi sukamės vietoje, kalbant apie studijinės laidas, mes keliaujam iš vienos arenos į kitą, ieškom tuščių langų, pasistatom ten kažkokią black boxą ir ten dirbam. Aš svajoju, kad mes Lietuvoje turėtume kokybiškas geras filmavimo studijas, kuriuose irgi šiek tiek, man atrodo, laikas susitaupytų. Kad nereiktų perkelinėti, ne, iš vienos vietos į kitą. O taip dirba užsienis? Tu pasistatai, pavyzdžiui, žinai, Olandai. Aš daug keliauju, aš daug važiuoju. Aš mačiau jūsų Instagram. Jo, po šitas visas su prodiuseriais mačiau visur tūsnetės, ten kanai visą. Darbinės vakarienės. Taip. Bet iš tiesų, pavyzdžiui, yra šalių, kurios pasistato tokį pat kaip The Voice ar ne dekorą ir jo visą sezoną nejudina. Tai tu įsivaizduoji, kaip tu jį gali išsilankstyti, ko tu ten visokių detalių gali prisidėti, o kai tau reikia kiekvieną kartą ateiti, pastatyti, nurinkt, tai tavo, aišku, viskas labai optimizuojasi ir labai taip, susispaudžia. Bet sakau, aš tikrai nenoriu čia ateiti verkti, kaip čia mums sunku, nes nepaisant visko, kokių mes iššūkių turim, man atrodo, mes tikrai neblogai varom, turiu minti visi mes šitoje rinkoje ir žiūrint taip iš tokio globalaus konteksto, tikrai mus labai vertina ir giria ir sako, kad esam visi išradingi, kūrybingi, tikrai ambicinga šalis ir tai yra mūsų stiprybė. Klausimas yra, kiek mes taip ilgai varysim, gal pasikeis kartos, gal bus kažkaip kitaip, bet šita mūsų dabar, ir aš sakyčiau dar už mane, jaunesnė karta, mes kažkaip visi labai norim.
Jo, nes aš girdėjau, kad ir Netflixas netgi jie čia filmuoja, jie Taip. atgauna tos pinigus ten, ne, bet atvažiuoja čia, ne, pigesni, Čia pigesni yra žmonės. ir mokestinės vilionės, kurios A. veikia, kol jos bus, jos tikrai padės. Lygiai Aha. tas pats yra, kalbant ir apie formatinės gamybas. Tai va tik mūsų šalis, man atrodo, vis dar tos lengvatos nėra įsigūti ir neturėti. Čia gal vienas yra iš mano tokių gal planų, gal su ateityje šiek tiek raginti ir sprendimų priėmėjus pasižiūrėti, kad išplėsti šiek tiek šitą lengvatą, nes, pavyzdžiui, tokia Malta ar Kanarai, Kanarų salos, jie turi lengvatą, kad jeigu tu atvažiuoji gaminti pas juos, Filmo kokią, ne? ne filmą, formatinę laidą, jeigu Aha. tos pat balsas galėtų būti filmamas Lietuvoje ne tik Lietuvai, Aha. bet kad atvažiuotų tie prodiuseriai, jie turi turėti mokestinės lengvatas. Ir jie važiuoja ten, kur tos lengvatos yra. Tai lygiai tas pats, kas yra su kinu, tai galėtų būti ir su didžiosiomis TV produkcijomis, kas iš esmės yra ta pati rinka. Tai mes dar to potencialo čia turim neišnaudoto. Bet aišku, tam mums reikia ir filmavimo aikštelė. Supratau, o tai Gediminai, esate daug laidų matę, ne, daug organizavot ir daug prodiusavot. Kokia yra neįdomiausia ar blogiausia laida, kurią jūs esat matę Lietuvoje ir ne Lietuvoje? Džiaugiuosi, kad nepaklausi, kurią esu prodiusavęs. Nu, Čia galbūt būtų tai žiauriau. ir Ne, būtų. bet jau viskas fiksuojam klausimą. Fiksuoju. Žinai, mano protas taip negatyviai neveikia. Aha. Aš kažkaip stengiuosi viską, kas bloga, užrakinti, palikti, pamiršti ir galvoti apie tai, kas yra gera ir pozityvu, nes aš tikiu, kad kokį maistą valgai, toks ir esi. Tai čia tas pats ir su mintimis, ir su tais dalykais. Man dėl to tikrai nuoširdžiai sunku pasakyti. Ar yra blogų ir nuobodžių laidų pas mus? Aišku, kad yra. Bet apskritai, pavyzdžiui, dabar kalbant apie televizijos žiūrėjimą, vartojimą, aš labai mažai to darau. Ir net ten esu užsikabinęs ant to House of Dragon antro sezono, jis lėtas, toks tamsus, bet vis tiek aš kartą savaitę sužiūriu, bet yra realiai viskas, ką aš per savaitę pažiūriu iš kažkokio ar ne pramoginio turinio, seku naujienas, žinias, man truputėlį dabar lietuviškose žiniose per daug apie nulūžusį beržą, per mažai apie tikrai didelius kažkokius ar ne pasaulinius politinės linktis ar kitus dalykus, tai aš kažkaip taip pat ant CNN užkibęs esu, man jų ritmas, tempas patinka. Paskrolinu kažkokius tai mūsų portalus lietuviškus, kad tą foną jausti. Ir gal dar šiek tiek atpalėsiu YouTube'o, kas kažkaip man pačiam keista, pradėjau podcastų žiūrėti, tavo pasižiūrėjau irgi laidų. Tai to, kuo gyvena kiekviena laida, nelabai bet turiu laiko sekti, nes, žinai, mano darbas yra žiūrėti laidas, kurias mes išleidžiam. Tai aš to turinio atsižiūriu jau savo darbo reikalais. Nu gerai, tada sekantis klausimas. Kokia buvo blogiausia laida, kurią jūs prodiusavote? Aš nežinau, ar blogiausia laida, bet yra buvusių laidų, kurios turėjo trumpus sezonus, kurios nesudomino žiūrovų. Nors aš manau, kad mes gal visai turėjome įdomų kampą ir gal mums dažnai nutikdavo ir tikiuosi vis mažiau tai benutinka, kur mums ir tie patys užsakovai sakydavo, sako, nu jūs truputį lenkiat laiką. Sako, jūs darote dar tai, ko žiūrovai šiuo metu nereikia, kitaip tariant, kol buvo tik tais lininiai kanalai, nu reiškia tie įprastiniai kanalai, tai auditorija negi turi turėti, yra nuo 4 metų iki ten 60 yra jų imtis žiūrovo, ar ne? Ir labai svarbu yra duoti tokį turinį, kad visiems jisai būtų įdomus. Tai reiškia, tu interesą suplokšnyki tiek, kad ir mažas vaikas, ir suaugęs sportingas žmogus, kad jie visi stebėtų ir žiūrėtų šitą dalyką. Mes jau turbūt anksčiau turėjom tą instinktą, tai kur dabar tas turinys išėjo, į YouTube'ą, į skirtingas platformas, kur tu gali truputį siauresniems auditorijoms kalbėti, dėl to gali kalbėti įdomiau ir tiksliau. Tai aš turėjau tokių laidų, kurios buvo labai trumpų sezonų, arba kitaip buvo nuimtos, nes praėjo kažkiek laidų, nesurinko tam tikro reitingo, kurio reikia, ir jo nebuvo. Tai, pavyzdžiui, viena iš tokių, kur man iki šiol, man tikrai negėda, kad mes ją darėm, tai buvo Trečias butas, viena iš mano pirmųjų prodiusuotų laidų, kur mes ten ir Leo Pabedonosevas, ir Skaiva, ir Negirdėjęs apie tokį. Tai buvo tikrai neilga ir buvo 2000 kokiais 90 gal metais. Lietuvos balsas 2012, ne, pradėjot? Taip, dar prieš balsą. Bet jinai buvo tokia humoristinė talk show laida, toks Trečias butas, tipo žvaigždės gyvena bute ir pas jos užsuka, ten yra nuolatinis vakarėlis ir ten vis užsuka pas jos svečiai. Tai ten panašiai kaip podcastas. Daug prabangiau, nes ten buvo ir taip visai rimtai filmuojama ir scenografija buvo tokia visai, išpuoselėta, toks butelis padarytas. Jo, bet nežinau, galbūt jeigu kalbėtų apie tokią
mažiausią sėkmę, tai turbūt jisai galbūt yra toks atskaitos kažkoks taškas. Nors žinai, aš sutinku su tais, kurie sako, kad visos sėkmės, kurios nutinka, jos yra iš tikrųjų pastatytos ant prieš tai buvusių daug nesėkmių. Tarsi, tu daug kartų bandai, kol kažkas tau iš tikrųjų pasiseka. Ir Lietuvos balsas, ir populiariausia laida Lietuvoje, ne? Ir čia taip nebuvo. Ir čia nebuvo. Tikrai, aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes 12 metų darom Lietuvos balsą. Jis tikrai davė man asmeniškai labai daug kaip profesinė prasme ir mūsų kompanija užaugino ir tas galimybė mokytis būti, žinai, viso networko dalim. Bet visokių momentų buvo sėkmingesnių sezonų, buvo sunkesnių. Man asmeniškai aš esu padaręs visokių klaidų ir garsiai nuskambėjusių klaidų darant šitą balsą. Bet taip, jeigu taip pasižiūrėjus iš labai toli, nu taip, tai dabar labai sėkmingas projektas. Aha. O tai ar neatsibodo 12 metų, grubiai tariant, daryti tą patį? Tai kad ne tą patį. Neatsibodo. Iš tikrųjų, aš visuomet savęs klausiu, ar jau man pasitraukti, ar aš dar turiu parako pasižiūrėti tai kiekvieną kartą iš naujo. Tai maža ką aš pasakysiu. Pasakys žiūrovas įsijungęs ekraną, ar jiems nenusibodo dar kartą žiūrėti tarsi tą patį žaidimą. Bet čia labai geras klausimas. Tas, kuris man yra galbūt toks esminis apie mano veiklą. Ir galbūt toksai esminis atsakymas, kodėl kartais taip mes vieni kitus kankiname savo komandai. Aš užsiimu kiekvieną sezoną pilingu. Bandau nušveisti tą formato odą Lietuvoje, kad jis būtų visuomet šviežias, visuomet gaivus. Ir man atrodo, šiemet mes žiūrovai kaip tik baigiam filmavimus užvakar, tai dar ne viską galiu pasakot, vis tiek turime palikti kažkiek intrigos žiūrovui, bet manau, kad tikrai, bent jau tai, ką aš pats mačiau, ką mes filmavom, aš savo atsakau, kad tikrai man nenusibodo. Tikrai mes neišsisėmėm ir manau, kad tai bus apskritai, galbūt dabar drąsiai galiu pasakyti, geriausias sezonas ever. Geriausias sezonas ever. Tai daugiausiai ir išlaidų, ar visgi su pinigais susitvarkyti? Faktas, ne, tai su pinigais atrodo, kad ten viskas sklandžiai, bet vaizdo prasme mums pavyko išgauti kažkokio tai naujo šviežumo, kas visuomet yra svarbu, nes jeigu tu turi laidą, kuri kartojasi sezonas iš sezono, tu vaizduot negali būti nuobodus. Mokytojai, kurie vėl šiemet yra, ar ne, šiek tiek naujai, ar ne, susirinkę, tai yra Mantas, Gabrielė, Benas ir Jessica, tikrai vėl yra įdomi. Man buvo labai įdomu filmavimuose žiūrėti, kaip jie kalba, kaip jie renkasi, jie vėl yra kitoks ansamblis tų mokytojų negu buvę prieš tai. Labai didžiuojamės dalyviais. Aš šiemet atėjo, žiūrėk, kiekvienais metais savęs klausiam, ar jau visi padainavo šitoje šalyje. Taip. Tai nustebom, kad kiek žmonių mes net nežinojome egzistuojančio. Akivaizdu, kad su balsu yra užaugę žmonės. Kažkam, kam buvo 4, dabar yra 16, kažkam, kam buvo 6, dabar yra atitinkamai. Tai 18. Tai daug turim vilčių. Manom, kad tikrai pavyko. Tai Lietuva dainuojanti šalis. Dainuojanti ir vis labiau gerai dainuojanti, geriau dainuojanti. Nes matosi, kad keičiasi supratimas, kad žmonės tą, ką jie girdi toje pačioje balso laidoje, jie dedasi savo galvą, jie ateina jau kitaip kvėpuodami, kitaip frazuodami, tokie labai... Kaip pasiruošę, ne? Geriau. Jo, žinai, tie, kas anksčiau galėjo laimėti projektą, šiemet kartais net nepraeina aklųjų perklausos. Supratau. Ten tiek lygis pakilęs. O tai, šnekant apie mokytojus, jeigu galėtumėte išsirinkti bet kokį mokytoją pasaulyje, koks tai būtų, jeigu, sakykime, ten no limit, ne? Vieną. Tokio pratimo nesudaręs, bet aš esu pradaręs kitą pratimą. Mes turėjome tokią didelę svajonę padaryti The Voice Baltics. Sujungti 3 visas šalis, Latvijos, Estus, Lietuvą ir padaryti vieną bendrą laidą. Tam tikrą prasme taip sprendžiant ir talentų rinkos problemą, ir apskritai biudžeto rinkos problemą, kai tu, žinai, 3 šalims sujungi, tu jau esi kažkoks tai guzas, jau globalesnis šitoje vietoje. Ir ta idėja vis dar tebėra, bet aš tiesą sakant truputį pavargau su visais dėrėtis ir įtikinėti, kad tai yra gera mintis, nes tai estams sudėtinga, tai latviai kažko negali, tai lietuviai kažko nenori, žinai, kai jums reikės, galbūt kažkada viskas apsisuks, o jeigu nereikės, gal tai ir idėja yra tik ant popieriaus, bet aš esu gana taip, išvystęs jau iki detalių, kaip tai galėtų būti ir kalbos prasme, ir mokytojų prasme, tai aš įsivaizdavau, kad yra vienas mokytojas iš Lietuvos, vienas mokytojas iš Latvijos, vienas mokytojas iš Estijos ir vienas yra tarptautinis. Tai vat kas tas tarptautinis, ne? Mano pirmas šūvis buvo Jessie J.
The Price Jessie Tag, J, kur jo, dainuoja, žinau, jo. žinau, Jinai yra aha. labai gera vokalistė. Jo. Manau, kad jinai vis dar būtų šiek tiek įperkama, nes, žinai, aš gal norėčiau kokios Aguileros, bet jinai, aš žinau, kiek jinai gaudavo už epizodą per Amerikoje, ten, man atrodo, porą milijonų. Tai o jeigu No Limit pinigai, vat sako, vieną tą galim No pasirinkti. Limit. Tai Aguilera, tai Jessie J, okei, Aguilera, šitą žinau. Vis tiek, aš nežiūrėčiau, nesvarbu, kas man patinka, nes aš galiu turėti kokį nors ir keistą skonį. Labai svarbu, kas patiktų ir latviams, ir estams, ir lietuviams tokiu atveju. Nes mokytojai svarbu, aišku, ne? Taip, dėl to žmonės įsijungia. Tai turi būti ir talentams labai didelis autoritetas, tai turi būti ir auditorijai intriga. O, smagu pažiūrėti, kaip tas žmogus va čia pas mus plauks šitame vandenį. Ir tai yra dar kitas dalykas svarbu, kad jeigu tu paimsi vieną, kuris labai labai skirtingas ir visai iš kitos kategorijos negu visi likę trys, tu negausi žaidimo. Tai ką aš bandau pasakyti, visai nesvarbu, kas tau patinka. Kalbant apie mokytojų parinkimą, yra labai daugybė dėmenų, į ką tu turi viską sukreipti, kad tai suveiktų. Tai dėl to gal aš apie Jessie J galvojau, nes jinai tokia ir labai gera, ir labai, man atrodo, ir žinoma, ir dalyviams tikrai būtų autoritetas, nes yra neabejotinis vokalo meistras, ir kartu, man atrodo, visai gerai įsipaišytų į tą mūsų baltišką kontekstą. Bet jeigu jau taip visai, ir jeigu bet kokios būtų galimybės ir pinigų, ir laiko, Taip. tai Whitney Houston. Whitney Houston, Nu įdomi, jo. O tai ar teko jum bendrauti su užsienietiškom žvaigždėm ir kviesti jos čia? Teko. Pirmam sezone mes net į finalus labai daug kvietėme užsienio atlikėjų, po kurių, pavyzdžiui, 2 buvo tokie. Aš nežinau, kiek tai yra susiję, bet turbūt tai kažkiek yra susiję. Sunrise Avenue, kurie padainavo pas mus, tapo Vokietijos balso mokytojo, o Bilanas Dima, kuris padainavo tuo metu, tapo Golas mokytoju. Tai tekę yra, bet žinai, aš kažkaip tų žmonių, kuriuos mes vadiname žvaigždėmis, nemistifikuoju. Jie yra tokie patys žmonės, turintys galbūt šiek tiek daugiau galimybių, kartais didesnį gal kažkokį bandantį susikurti atstumą. Bet jeigu tu atvažiuoji į mano aikštelę, tai tema yra paprasta. Aš tau turiu parodyti deramą pagarbą ir tave priimti taip, kaip mes esam susitarę, kad priimsim, raideriai, ten visą kitą. Ir tu turi deliverinti tai, dėl ko aš tave pakviečiau. Ir čia vienintelis yra mūsų, vis tiek tai yra viskas vertinama per profesionalumo kryptį. Ar tu būtum lietuvis, ar tu būtum užsienietis, tu turi deliverinti. Ir jeigu tu esi mano šou, tu turi deliverinti. O po to tu būk žvaigždė. Jo, o tai ko reikia, kad būtų geras šou? Ar tai turi būti įdomu, ar tai turi būti linksma, ar tai turi būti dramatiška, ar turi būti visi šitie faktoriai, ar pagal ką, sakykime, tas pats mokytojas, ne, ką jis turi deliverinti, ką jis turi ruoštis prieš laidą? Aš manau, būti kad savimi, atsakymas į klausimą, ko reikia, aš manau, visumos. Ir čia galbūt yra tas didysis raktas ir didžioji paslaptis, kas yra sėkminga produkcija ir kas yra nesėkminga produkcija. Aš šventai tikiu, kad visuma yra daugiau negu dalių suma. Ką aš turiu minty, kad sudėjus daiktus į krūvą, tu dar nebūtinai gausi paveikslą. Žinai, tu gali surinkti nuostabiausius žmonės į vieną vietą ir nesigavo. Vakarėlis neįvyko. Žinai, kaip sako, susirinko labai faini žmonės, o vaibo nebuvo. Tai ta visuma, jinai, man atrodo, yra tokia biški jau tarp materijos ir dvasios, tokia mistika, kvantinė jau fizika prasideda, bet burtų ten nėra. Vis tiek yra tam tikri metodai, kaip tu tą išgauni. Tai kalbant, pavyzdžiui, ten balso atveju, tai mes su mokytojais turim ir daug pasiruošimo, ir bendrą vakarienę, ir visokių. Mes turim savo metodus, kaip mes padedam jiems įvažiuoti į sezoną, nes ten irgi jie daug ko nežino, nei kokie bus dalyviai, jie ateina irgi į žaidimą. Tai balse, man atrodo... Ir žaidimo formų, jūs tą minit jau porą kartų, ne? Kai aš sakau žaidimas, aš netgi čia šiuo atveju ne žaidimo formą turiu minty, bet pats balsas tai nėra muzikinis šou, tai yra realybės laida, realybės šou iš esmės. Nes viskas yra apie reality. Mokytojai žaidžia, rinkdamiesi savo geriausius, bandydami laimėti, dalyviai ateina, bandydami laimėti šitą šou. Ir mes visą tai fiksuojam ne tik tais broadcastinėmis kameromis, bet ir savo dokumentinėmis kameromis. Ir iš to kūrėme realybės muzikinę laidą. Emmy apdovanojimus gavo, ar Grammy, atsiprašau, Grammy. Ne, Emmy gavo Balsas Amerikoje už realybės šou. Kaip realybės šou. Tai čia dabar mes taip apie balsą tik tais kalbam, mes daugiau visko darom, kalbant apie realybę. Štai Tiltas ar ne per Telia Play, irgi mūsų daiktas jau 2 sezoną nufilmavom šią vasarą. Šitą vasarą crazy pas mus. Tai ar tu darytumai Tiltą, ar tu darytumai balsą, ar tu darytumai kažką kito,
nuo ko aš visą laiką stengiuosi pabėgti, nuo techninio filmavimo. Nuo to, kur vaibas yra kilinamas ir tiesiog yra spaudžiama, žinai, spaudžiamos sultis iš išdžiūvusių lapų. Kai žmonės paduoda natūraliai, kai viskas, nu, vat, žinai, kaip būna viskas slysta. Tai vat, mūsų darbas kaip prodiuserių yra sudėti viską taip, kad viskas tarsi judėtų su savo pagreičiu. Ir tada tai filmuoti. O kur jūs būnat filmavimo metu? Visada kažkur šalia? Už kamerų? Ar jūs labiau sakot, žiūrit po to post-production? Ne, aš esu tas, kuris kontroliuoja aikštelę mano. Mano yra pirmoji dalis, tai vystymas, paruošimas ir nufilmavimas. Postprodukcijoje aš jau turiu komandą, kurie dirba su postprodukcija labai kruopščiai ir aš žiūriu jau labiau galutinius variantus. Aišku, pirmos serijos labai daug yra pirštų, hands-on, kitaip tariant, o po to jau viskas truputį, žinai, komanda jau juda savo ritmu. Bet aikštelėje aš paprastai turiu savo kontrolės kambarį, tai reiškia su visom kamerom, kurios čia, su visais ryšiais. Čia va Jessica mūsų, ne, šau tipo? Čia toks mažesnis Čia variantas. be abejo, aš mačiau jūsų fodą. Labiau va čia, kaip pas tave už nugaros. Kiek ten pasiskrynų yra, kamerų būna? 15, 20 gali būti, priklausomai nuo produkcijos, žinai. Tai aš stengiuosi turėti visą kontrolę pas save, turėti mes labai daug dabar investuojam laiko į lenteles, į planavimus, į dalykus, kad viskas būtų, nu, paruošta. Su lentelės tipo tos, kur? Ne, aš apie, nu, tipo timetable, visi call sheetai, grafikai, kad visi žinotum, kas kur yra, kas ką daro. Organizuota labiau. Jo, kad būtų organizuota, kad būtų aikštelės metu lengva kontroliuoti, žinant, kas už ką yra atsakingas ir kuo mažiau butelio kakliukų, kad tai tu ten tam pasakyk, kad anas ten kažkur kažką nueitų. Tai va tokia ir yra prodiuserio realybė, ne? Ta, ką jūs dabar pasakojate. Ką visi prodiuseriai visose laidose daro. Nes aš anksčiau girdėdavau žodį prodiuseris, vapšė nesuprasdavau, ką tai reiškia, kas tai yra. Štai, šiaip tai yra... Dirigentas. Gali pavadinti dirigentu, gali pavadinti direktorium. Žmogus, kuris prisiema labai geras žodis architektas iš esmės jo, bet jisai žmogus, kuris prisiema galutinę atsakomybę ir deda parašą. Galbūt tas architektas čia yra iš dalies tinkamas žodis, nes, pavyzdžiui, aš negaliu išleisti laidų į eterį jų nepatikrinęs, nes parašas galutinis yra man. Ir jeigu kažkas nueis į pietus, bus blogai, tai tu negalėsi paaiškinti, kad kažkas kažkur padarė klaidą. Parašas yra tavo šitoj vietoj. Tai va tai tu visur ir ateini visus procesus, kaip žmogus, kuris uždėsi galutinį parašą. Ir kartais man gali koks nors lapas vienas netikti. Ir aš sakysiu, man netinka ir galbūt ateis dailininkas ir rodinės, kad čia yra labai gerai, bet sakysiu, bežiūrėk. Bet parašas mano galutinis yra. Dėl to aš to lapu netikiu ir to lapo čia, nu, nebus. Ir čia ne apie ambicijas. Čia yra ir mano, pavyzdžiui, kolegos, kurie dar daugiau patirties turi negu aš, labai dažnai mane drąsina, sako, visada sek savo nuojautą. Nes nuojauta nėra kažkoks dvasinis dalykas. Tai yra, tau smegenis greitai išmeta tavo patirtį, sujungia dar greičiau, negu tu pats sugalvosi. Ir dažniausiai, kur būna toks, nu, čia reikia daryti kitaip. Aš anksčiau galvojau, bet gal man čia taip tik pasirodė. Dabar aš labai greitai reaguoju. Jeigu aš turiu tą jausmą, kad čia vis dėlto reikia daryti kitaip, sustojus, ko palaukit. Pasižiūrim dar kartą, kaip čia padarysim. Tai tas patirties auginimas ir turėjimas, jisai kartais yra ir trukdys, nes tu daug žinai, kur gali visokių būti grėsmių, pradedi darytis atsargesnis, mažiau wild. Aš stengiuosi išlikti laukinis, nes man atrodo, kad tai yra vienas iš kūrybiškumo momentų, bet naudoti patirtį greičiui, greitesniam, žinai, shortcutų padarimui, tai yra vienas iš prodiuserio darbų. Tai dar užbaigiant ties laidom, kokios yra top 3 laidos, kurias jūs esat matę? Mes šnekėjom laidos, kurios nepatiko, blogos ir taip toliau, bet Lietuvos balsas, populiariausia laida, ne savo projektus, o užsienio projektai. Lietuvos geriausia kokia laida ever. Aš taip nereitinguoju tų laidų, bet aš turiu savo top 3, kurį aš svajoju dar padaryti. Tai manau, kad bet kuriuo atveju, jeigu atsakant į tavo klausimą, tai The Voice yra viena iš tų laidų, nesvarbu, kad aš ją darau, tai yra aukščiausias laiptelis televizijos Olimpe ir jis tai patvirtina ir statistika, tai yra daugiausiai šalių rodoma laida, daugiausiai originaliai gaminamų ir ilgiausiai tveriantis formatas. Ten yra daug visokių skorų. Nežinau, dėl ilgiausiai, ten gal ne ilgiausiai, plačiausiai, daugiausiai reitingais dabar jisai visiškai mušantis. Tai man atrodo, kad balsas apskritai jisai padarė, The Voice, jisai padarė didžiulį perversmą pačioje TV industrijoje per tai, kad iš negativity į positivity mes atėjom. Niekas netikėjo, kad pozityviai
kuriant produktą, žiūrovui bus įdomu, nes viskas stovėdavo ant patyčios, ant nesėkmės, ant nesusipratimo, čia viskas apsivertė. Pagarba, profesionalumas, tas man ėjo visiškai kitos vertybės, kurios apskritai kartą net formavo kitaip, ką mes dabar matom. Aš svajoju, net nesvajoju, iš tikrųjų mes jau dirbam ties tuo, turėti naujos kartos labai ambicingą didelį realybės projektą, kuris galbūt pranoktų gal šiek tiek ir mūsų rinkos pločius. Tai galbūt kažkoks gaubulį apimantis realybės formatas, įvykis, renginys, kažkoks, man yra tokia kaip prodiuserio ambicija viena iš tokių, ką aš turiu. Turit analogijų užsienį? Kažkoks išlikimo didelį šou, bet aš... Saloj, tipo? Man kažkodėl šovė į salą. Jo, sakykim, kad saloj, bet... Tie irgi geri, ta prasme, surenka auditorijas. Jo, tai aš kažką galvoju apie tokį didelį realybės projektą. Tokia gal mano viena iš naujų ambicijų, kas, žinai, sako, ar dar nenusibodo. Nenusibodo tol, kol tu žinai, ką tu nori dar padaryti, kur tu nori nueiti. Tai va, ir nežinau, jeigu kalbant apie tai, kokia laida man... Aš mačiau vieną žiauriai įdomią laidą. Aš nežinau, ar jinai yra pati, bet kas man patinka, kur kartais ta televizija, bet kai aš sakau televizija, aš turiu minti, kad Netflixas irgi yra televizija. Tai kur dabar televizija eina ir kokius kampus užčiuopia ir visai įdomiai pateikia, tai aš dabar būdamas Londono skryninguose mačiau vieną formatą, kuris yra apie longevity, apie filosofiją, apie tokius, visai dalykus, kurios būtų telikui boring, bet taip neboring parodytus. Labai brangi laida, tokia manau, kad gal šiek tiek mūsų rinkai jinai yra per brangi, bet per daug negaliu spoilinti, nes gali būti, kad kas nors ją norės daryti. Ir aš dėl to galvoju, kad gal dar mes čia, žinai, būsim procese, tai nenoriu užkirsti savo dėrybinių kažkokių momentų, bet jeigu taip kažkaip vis tiek kažką pasakant, aš visada žiūriu į projektus, kurie nustebina kaip gilius ir kartais subtilius dalykus, galima vis tiek papasakoti pramogos kalba. Ir aš matau, kad pasaulis vis labiau tą sugeba daryti. Ir dėl to vis labiau jaučiuosi, kad čia mano vieta, kad man čia patinka. Viena iš mano asmeniškų mėgstamiausių laidų, tai yra amerikiečių irgi viena iš populiariausių laidų Shark Tank. Aš atsimenu, kai man prieš porą metų, prieš 5-6 metus parodė, aš galvoju, wow, kaip fainiai, kad galima verslą, nuobodų, daugam parodyti visai kitą. Čia aš galiu šitą, ne? Ta prasme, jo, aišku. Kaip jums ta laida? Not my cup of tea. Faina, jo, viskas gerai, bet aš, matai, gal... Irgi panašus konceptas, ta prasme, iš tos prodiuserinės pusės, sėdi teisėjai investitoriai, ateina, vienu žodžiu, dainuot ar ten investuoti pinigų prašyti, bet vat... Taip. Bet kalbant apie ryklius, aš nežinau, ar jūs girdėjote jau šitą dalyką, bet ITV studijos, su kuriais mes čia irgi bičiuliamės ir partneriaujam, paleidžia naują formatą, kur žvaigždės plaukia su rykliais. Realiai. Rykliais. Aš mačiau truputėlį šitą vaizdo tos trailerius. Ten yra kažkas irgi tokio, žinai, kur tu eini virš kažkokių jau galimybių. Fear Factor, ne? Bet žinai, ten daug mokslininkų dirba. Ten yra speciali vieta, kur su tais rykliais 20 metų mokslininkai darbuojasi, ten jokių nelaimių nėra atsitikę. O tai žmonės to kažkiek paslapčia norės, ne, kad kažkas įvyktų, ne, nes ryklys žmogus ten. Tai yra visada turbūt vienas iš momentų, kad įtampa baimė, bet apie ką yra siaubo filmai? Jie yra ne apie tai, kad kažkas nutiko, o apie tai, kad kažkas toj nutiks. Nes visa baimė susikūrė iš to. Nes kai jau nutinka, jau ten tada faršas. Bet bet irgi. O čia tas formatas, apie kurį aš kalbu, kodėl man jisai atrodo, kad irgi yra toks išskirtinis, nes tame yra labai įdomi idėja, filosofija. Ta prasme, kad Spielbergas, darydamas savo nasrus, ar ne visus, Spielbergo tai berods buvo, tai jisai labai žmonija prieš ryklius, tai nebuvo jo tikslas, bet filmas padarė labai didžiulį tokį iškreiptą žmonijos požiūrį, supratimą apie ryklius, kas jie tokie yra. Tikrai visi bijo, ne? Taip, bet kad tarp ryklių yra tik tai tam tikras procentas, kurie yra pavojingi, kad tai yra visai apie ką kitą ta populiacija, tai man atrodo, kad šitas projektas gali turėti šalutinį poveikį, kad mes truputėlį labiau pažinsime tą gamtos dalį, kurios mes dabar tik bijome. Įdomiai.
Nu ir tikiuosi, ten nieko neįvyktų to, Aš manau, ką per nasrus rodo. Aš manau, kad neturėtų, nes ten vėlgi viskas, profai dirba, sakau, ten ir mokslininkai, ir saugumo specialistai, ir visi kiti. Bet tai, ką mes kalbame, aš manau, kad po metų tai bus labai didelis pasaulyje trendas. Ir projektas. Nes dabar tai gamina Aha. ir tai netrukus pradės rodyti. O tai žiūrėkit, Gediminai, aš vakar dariau, užvakar skaitinėjau apie jūs internete, aš čia rašiausi Lietuvos balsas produceris ir randu, kad jūs kažkada planavot būti kunigu ir iš tiesų buvot su jėzuitais, aš tada prasigūglinau, kas ten tiksliai per jėzuitai, nes ir kad mokėtės teologiją, ne mokslas apie religiją, tai vienu žodžiu norėjot eiti tuo keliu, bet po to pasukot visiškai atrodo... Nu, vat aš nežinau, ar tai paralelė, ar tai kitas kelias, TV kelias, medijos kelias. Tai kas čia buvo per jūsų svajonę užslėpta būti kunigu ir būti visai kitoj erdvėj? Tokia čia, žinai, tema, kur aš turiu dėl jos pasiaiškinti. Viskas gerai, aš tiesiog kažkaip pastaruoju metu vėl pas mane sugrįžo. Žinai, aš esu gimęs ir užaugęs muzikantų šeimoje. Mano visa vaikystė buvo backstage'ai, koncertai, džiaugiuosi tuo. Ir natūralu, kad aš norėjau būti muzikantas. Aš gyvenau Plungėj, bet mane priėmė, aš netyčia įstojau. Tiesiog, ką reiškia, čia važiavo atrankos daryti į 1. klasę mokytoją iš Balsio menų gimnazijos, mane atrinko ir aš išsiprašiau tėvų, kad leistų man pamėginti studijuoti Balsio menų gimnazijoje. Tai aš mokiausi muzikos, gyvenimas bendrabutyje, toks kaip Čiurlionio yra mokykla, atitikmuo yra Balsio menų gimnazija Klaipėdoje. Kiek metų buvo? Nuo 1. klasės, nuo 7. Tai iš tikrųjų buvo nuostabus laikas, nuostabus mokytojai, labai daug visko gavau ir tikrai tas muzikos pasaulis, kurį aš galėjau pažinti, iki šiandien esu labai visiems dėkingas. Bet kai prasidėjo nepriklausomybė, nes aš esu gimęs Sovietų sąjungoje, tada matęs lūžį nepriklausomos Lietuvos ir dar tada įstojome į Europos sąjungą. Tai toks tikrai, kai pagalvoju per vieno žmogaus gyvenimą, daug visokių ar neįdomių slenkščių praėjo, bet lygiai tų pačių slenkščių ir man pačiam buvo. Tai nuo muzikos pasaulio aš 10 klasėje kažkaip, mūsų šeima nebuvo religinga ir turbūt ir dabar, sakyčiau, nėra labai religinga, bet vat aš atradau tuos dvasinius dalykus. Pradžioje gal domėdamasis ezoteriką, po to atrasdamas ar ne krikščionybę kaip tokią, kaip gyvą reikalą, o ne tiesiog tą, žinai, kur ant bažnyčiose neaišku, ką tai seni žmonės veikia. Tai mane labai patraukė, labai užkabino ir labai sudomino. Ir jau aš esu toks. Jeigu man kažkas patinka, aš neriu stačia galva. Ir aš 10 klasėje pradėjau apie tai labai rimtai galvoti, nors tikrai man neblogai sekėsi muzika ir tikėjosi iš manęs ir mokytojai, kad galbūt aš čia būsiu vienas iš tų sėkmės atvejų, įstosiu į akademiją ten ir po to gal gražiai grosiu saksofonu kaip Petras Višniauskas. Bet... Tas irgi jūsų užslėptas talentas, ne, saksofonas? Nu, jis nėra toks užslėptas, jis yra užmestas jau talentas, gal taip aš sakyčiau, bet grįžtant prie tos visos religinės patirties, tai taip, aš ten radau labai daug savo svarbių dalykų ir man pasirodė, kad galbūt daug prasmingiau yra padėti žmonėms dvasinėme kelyje, negu tiesiog muzikuoti. Ar ten užsimti scenos kažkokiais dalykais. Tai tarsi nuo to labai mečiausi į kitą pusę, išbaigęs mokyklą dar iš karto, nes manęs jau tai nepriėmė, jie sako, tu turi, šiek tiek pagyventi, pamatyti pasaulį, tada jeigu tu norėsi, tu ateik pas mus. Tai aš metus laiko mokiausi dar Kretingoje Švento Antano religijos studijų institute, čia prie pranciškonų. Ir vis dėlto aš atlikęs rekolekcijas, nusprendžiau, kad aš noriu eiti tuo keliu, o man jėzuitai visuomet buvo, tai tam tikras toks dvasinis elitas. Jie tikrai daug mokosi, solidus tokie savo srities lyderiai ir man atrodė, kad tai yra tai, prie ko aš norėčiau stiebtis, šlietis, kur link eiti. Ir aš tą kelią išbandžiau. Aš ten prabuvau 3 metus, tai tuo metu, kol aš buvau jėzuitų namuose, aš gyvenau jėzuitų namuose, mokiausi seminarijoje, bet ten negyvendavau. Tai tiesiog eidavom į filosofijos ir teologijos paskaitas. Vėlgi, fantastiški dėstytojai, tikrai įdomus labai laikas, labai daug turėjau progos iš arti stebėti žmonės, kurie tikrai iki dabar man yra palikę didelį įkvėpimą. Bet kalbant apie save patį, ta prasme, jėzuitų auklyba yra apie tai, kad tiesą sakant, jėzuitų menedžmento pagrindais labai yra visa Amerikos verslo kultūra pastatyta. Jie ten yra didelė padarė įtaką. Ir vienas iš dalykų, apie ką yra jėzuitai, jie visuomet sako, kad pas juos paklusnumas yra vienas iš prioritetinių tokių vertybių. Bet tas aukštesniam? Jo, va čia būtent yra momentas. Bet tai nėra, kad paklusnumas dabar nuneš kėdę ten pastatyk. Bet
vyresniojo darbas yra ant to, kuris dar net tave veda ir vadovauja. Labai sekti tavo širdimi, labai įsiklausyti tai, kas tau patinka, ko tu nori ir nešukuoti prieš plauką, o būtent padėti žmogui eiti ten, kur tikima, kad Dievo balsas yra tavo širdyje, kad per tavo širdį. Ir va čia grįžtant prie manęs šitoje vietoje, nu tai labai juokinga buvo. Aš ten ruošiausi būti jėzuitu, mokiausi filosofijos, teologijos. Kunigo, ne? Taip. Nu, jėzuitai kunigais tampa po 10 metų. Jų formacija yra 4 metai. Tai yra metai, žiūrėjau, filosofija, tada yra socialinė pertrauka, reiškia, tu darai kažkokius ten konkrečius darbus, dirbi ligoninėje ar dar kažkur, tada tu mokaisi teologijos, tada vėl turi tokio socialinio eksperimento pertrauką, tada turi į rekolekcijas, tada priimi kunigystės šventimus ir tai maždaug nutinka po 10 metų. Ten toks, kaip gydytojų formavimas ilgas. Tai aš dalį tos formacijos turėjau, bet lygiai greta aš suorganizavau ir pirmosius savo festivalius, kurios televizija rodė ir aš jau ten sukausi, ten savo visame tame, ką aš ir dabar darau. Ir tai buvo vienas iš tų ženklų, kur mes kartu su jėzuitai žiūrėdami, sakom, žiūrėk, sako, bet tu, sako, esi čia, bet tu nori būti ten. Sako, tavo viskas, kur tavo širdis yra va čia. Sako, gal mes tau esame ar per siauri, ar ne visai tai, ko tu čia iš tikrųjų trokšti. Tai tas man supratimas, jis nebuvo lengvas, jis man buvo skausmingas, nes tarsi atrodo, žinai, tu nusisuki nuo muzikos, tu viską meti, tu ateini į dalykus, kur atrodo štai tavo gyvenimo kelias ir po to tu supranti, kad ir čia ne tavo gyvenimo kelias. Tai kažkas manęs vis anksčiau klausdavo, sakydavo, tu čia taip gyvenime blaškaisi. Aha. Dabar iš šiandienos perspektyvos žiūrint, aš manau, kad čia buvo nuostabus Dievo vedimo kelias, mane formuoti kaip kažkokį unikalų ir savitą žmogų. Ir visa tai, kas man gal kai kur atrodė kaip randai ir kaip gal kažkoks skausmingos patirtis, šiandien aš už jas esu labai dėkingas. Ir manau, kad tai irgi yra šiandien mano stiprybė. Bet taip, aš norėjau būti jėzuitu, labai daug iš ten gavau, daug išsinešiau, bet džiaugiuosi, kad šiandien esu tuo, kuo esu. O vieną pamoką, kurią išsinešėt iš ten, ką galėtumėt patarti tiem, kurie gyvenime galbūt net apie tai nėra pagalvoję ten, apie kunigo kelią, apie religijos aplamai? Gal pasakyčiau paprastai, žinai, išsinešiu vieną supratimą, kad Dievas yra geras, bet aš po tai žodžiais turiu kai ką konkrečiau paslėpęs. Nes žmonės, pradėkim nuo to, kad yra žmonės, kurie abejoja, ar jis yra, ar jo nėra, tai čia jau tą temą praeikim. Bet jeigu sutarsime, kad jis yra, ir kad jis yra ne tik tais neutralus, bet galbūt veikiantis ir žmogaus gyvenime, tai koks žmogaus santykis su tuo turėtų būti? Tu turi jo bijoti, tu turi jam paklusti, ar tai yra taip sako Biblija, kažkas, su kuriuo tu gali draugauti? Aha. Ir mano santykis su Dievu, arba galimybė tokio santykio su Dievum apibrėžia viena Teresės Avilietės istorija. Aš nežinau, čia yra galbūt legenda, galbūt tai yra tikra istorija, bet Teresė Avilietė buvo tokia didelė bosė, abatė vienuolių ir jinai kažkada važiuodama vežimu, arklys pasibaidė ir jinai iškrito iš vežimo į tešlas, ir jis išsivoliojo. Ir tada jinai trenkė kumščiu į pelkę, pakėlė akis į dangų ir sako, nenuostabu, kad tu tiek mažai pasiekėjų turi. Tas galėjimas net ir susipykti su Dievu, draugiškame rėme, man atrodo, yra tai, ką aš iš ten išsinešiau. Įdomi, čia mintis pagalvota, ne? O tai, sako, džiaugiatės, ne, kad visą kelią šitą praėjot? Ar pats lankotės bažnyčiose? Ar pats dar bendraujat su kitais jėzuitais ir, ta prasme, galbūt vis tiek netgi tą patį TV kartais kunigai ateina, ne? Tai irgi šiek tiek susiję yra. Vis tiek religija irgi reikia, pavadinkim, marketingo, ne, pasiekėjų, kad žmonės labiau kaip ir girdėtų apie jos. Jo, religijai visko reikia, ko reikia ir visiems kitiems žemiškiam institutam. Aš turiu savitą santykį dabar su tuo. Jeigu tu klausi, ar aš nuvažiuoju, nueinu į bažnyčią, aš turiu vietą, į kurią aš nuvažiuoju, galbūt ne taip dažnai, kaip norėčiau. Aš laikau save katalikų bažnyčios nariu. Nepaisant to, kad man labai daug kas nepatinka, ypatingai, ir aš čia kalbu ne tik apie dabar tuos sekso skandalus, kurie čia irgi kaip olimpiada kai kam sunkus iššūkiai, bet aš manau, kad yra padaryta tokių
dialoge su visuomenė klaidų, kurios jau dabar yra nesuvaldyta žala ir reikės laiko, kad tos žaizdos užgytų. Ir aš sakau, kad aš tiek laiko neturiu, nes bažnyčios gyvenimo laikas ir jos ritmas yra gerokai ilgesnis ir lėtesnis negu mano trumpas gyvenimas. Tai aš tiesiog stengiuosi šitoje vietoje nieko nereikalauti iš kitų, bet būti tiesiog taip, kaip aš galiu, tiek, kiek aš galiu šalia. Tai aš esu katalikas, aš turiu savo kažkokį vidinį dvasinį gyvenimą, aš turiu vietą, į kur aš važiuoju ir jaučiuosi kaip priimamas kaip namie ir kur manęs netrigerina kokio nors durni pamokslai ar kažkas, kas gali, žinai, kas gali atskirti, o ne pritraukti. Bet aš nesu tas, kaip tu sakai, kad reikia marketingo. Aš nesu marketingo vienetas ir man mažiau rūpi religija, man labiau rūpi ta dvasinė tradicija, kurioje aš randu labai daug svarbių dalykų savo pačiam. Ir mes čia neseniai su vienu geru bičiuliu, gerai žinomu žmogum kalbėjome apie tikėjimo tą tašką, žinai, kur tu ateini kartais į abejonę ir tu nebežinai, kuo tu tiki ir kuo tu netiki, ar atrodo, kad viskas gal čia aplinkui yra neteisinga arba ne taip padaryta. Ir tada yra vienas paprastas likęs klausimas. Tai tu tiki ar tu netiki? Ir jeigu tu gali tą žingsnį peržengti ir pasakyti, ne, tai vis dėlto aš netikiu, tai yra labai aiški riba. Arba tu toje riboje sakai, ne, aš vis dėlto tikiu. Ir kai žmogus prieina prie šitos ribos, jam, man atrodo, daug dalykų susideda į vietas. O kitiems ir paaiškinti tai nėra labai lengva, o gal ir būtinybės tokios nėra. Tai taip, man atrodo, žinai, kaip mes čia labai mėgstame dabar susireikšminti kaip visuomenė ir visus nuteisti, visus atšaukti, visiems išrašyti kažkokį nuosprendį. Tai čia tą patį išgyvena ir katalikų bažnyčia, ir olimpiados transliuota, ir you name it. Tai aš stengiuosi būti kuo toliau nuo cancel kultūros. Nes man atrodo, kad yra viena blogiausių šiandieninės visuomenės savybių, kuri yra nieko nesiskirianti nuo tos tamsios minios, kuri nukirto galvą Marijai Antuanetei, kuri degino raganas, kuri bet ką skubėdavo pasmerkti čia ir dabar, nes mums kraujas patinka. Labai gaila, kad mūsų visuomenė tokia vis dar, atrodo mes tokie, va čia, išprusę, 21 amžius pasikeitę. Technologijos, ne? Jo, bet to, kraujo troškimo mes tebeturim tiek pat, kiek ir tamsiausiuose amžiuose ir man nuo to norisi būti kuo toliau. Jo, bet esat vis tiek šou pasaulį, kur irgi cancel kultūra labai didelė, ne, yra pasakysi ne tą žodį, gali kontraktų negauti. Tai ar tai iš tikrųjų sukelia baimę žmonėm sakyti tai, ką jie galvoja, tai ką, nes tada išsiskiria tai, ką tu galvoji, ne tas pats, ką tu darai, ne? Aš manau, kad yra tos baimės nemažai, yra atsargumo labai daug. Aš stengiuosi, aš esu buvęs kontekstuose, kur man reikėjo priimti poziciją tam tikrų asmenų atžvilgių ir aš galėjau pasiekti cancel kultūros keliu arba oponuoti. Tai aš visada oponuoju. Visą laiką oponuoju bent jau greičio prasme. Pirmiausia, tikrai išsiaiškinkime viską, kaip buvo. Ne taip, kaip atrodo šiandien, bet kaip yra iš tikrųjų. Ir kartais tikrai reikia priimti sprendimus, kurie yra atsakymas ne. Bet manau, kad cancel kultūra yra kiekvienam nes mes kaip minia esame labai drąsūs. Bet jeigu tau reikia dėti asmeniškai po šituo sprendimu parašą, ar tu tikrai padėsi labai greitai nepagalvojęs, jeigu ir tu turėsi už tai pasiekmių? Ne, tu tada labai ilgai galvosi ir galvosi, ar tikrai, šitas sako taip, tas sako taip, kontekstas buvo toks. Tada visuomet yra labai daugybė aplinkybių. Ir taip, aš nesakau, kad mes neturime kelti aukštesnių standartų ir yra dalykų, dėl ko, ta prasme, tas pats mitų skandalas, ar ne, yra dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti. Ir negalime, aš nesu tas, kuris sako, nekreipkim dėmesio, kaip radom, tai palikim. Ne. Bet ir labai reikėtų atskirti savo principus ir moralės nuo savo nerimo ir noro savo menkumą paversti kažkuo didžiu. Tai cancel man, not my cup of tea. Tai o kaip jūs tvarkate su nerimu, depresija ir tokiom, sakykime, labai, nežinau, kaip čia pasakyti, kabutėse populiariom emocijom, kurios yra tarp žmonių, ne? Vien dėl to, kad jūs esat kitoj pusėj, ne iš žiūrovo labiau pusės, o kad jūs organizuojat renginius, žinot, kaip medija veikia, žiniasklaida, krikščionybė, ta prasme, ne krikščionybė, religija.
Gal biški jums lengviau dėl to, nes dauguma žmonių, jeigu jie net nedirbė tose sferose ar nesusipažinę, tai jie net, nu, jie priima tai, kad TV sako, pavyzdžiui, už tiesą, ne, kas visi liktais žino, kad, nu, dauguma žino, kad tai nėra realybė. Tai vat kaip jūs, kaip jūs tvarkate su realybės ir su emocijom? Aš nemanau, kad aš turiu kokias nors geresnės startinės sąlygas negu bet kas kitas. Žinai, sako, daugiau žinai, galbūt daugiau svorio ant tavęs užkrinta, bet iš principo, turbūt per gyvenimą aš skirtingai sprendžiau nerimo klausimą, o mes jį visi turim. Ir gal vat nuo ko ir pradėjome, šiandien kalbėdami apie tą ryto rutiną, ar ne, apie sporto kažkokį fizinio aktyvumo laiką. Tai man dabar yra vienas iš atsakymų, kur aš padedu savo palaikyti didesnį balansą. Miegas yra labai svarbu. Aš kaip tik pradedu stokoti miego, visi aplinkui tai pajunta ir aš pats tą pajuntu, tai man atrodo, tai yra irgi svarbu. Bet turbūt tai, kas man buvo svarbu, kai man buvo 20 ar 30 ir tai, kas yra dabar man svarbu, kai jau man yra kem 6, jau link žiektoj 50, o siaubelį. Tai yra skirtingi dalykai. Ir šiandien aš esu radęs kažkiek labiau save, kaip išlaikyti balansą. Bet kita vertus, aš neturiu iliuzijos, kad tu gali atrasti kažkokį tai idealų buvimą. Aš negaliu sakyti, kaip kiti turi tai daryti, nes netapau kunigu ir tai nėra mano dabar užduotis, bet aš save suvokiu kaip būrinį laivą, kurios stengiuosi nestatyti prieš vėją. Aš nesu buriuotojas, tik šiek tiek skaitęs, kažką žinau, bet, žinai, sako, jeigu tu nori kažkur nuplaukti, turi pagauti vėją. Ir žinot, kur plauki, tas irgi svarbu, ne? Čia antras klausimas. Pirmas yra neapsiversti. Pirmas yra jūroje nepaskęsti, o antras kažkur nuplaukti. Tai taip, tu žinai, kad tu, tarkim, iš taško A turi būti taške B, bet jeigu tu plauksi kartais tiesiai, tu gali ten ir net plaukti. Bet grįžtant ir apie tą mano ar ne gyvenimą. Bet jeigu tu eini taip, kaip vėjas veda, bet tu vis tiek turi tą tikslą. Tai vėjas veda pagal intuiciją, turi to menį. Ne, aš turiu minti, kad būna kartais aplinkybės, kurios labai pučia į priešais ir tave verčia kažkur ant šono. Tai tu turi išsukti iš vėjo, išplaukti, pagauti vėją į būres ir kad tave jisai nuneštų. Galbūt jis nebus tiesiausias kelias, bet turbūt tikslas yra net trumpiausių kelių ateiti, bet apskritai ateiti. Tai tas būrinio laivo, man palyginimas jis yra apie tai, kad kartais, kai vėjas yra priešinis labai stiprus, palauk, arba pasisuk kampu, kad jis tave vis tiek neštų kažkur pirmin, net jeigu tai yra į kairę arba į dešinę. Ir ką aš bandau to pasakyti, aš nesu tas stoikas valios žmogus, kuris ten žudbūt viską padarys. Aš sulauksiu savo momento ir tą momento atėjus, aš vis tiek nueisiu ten, kur aš noriu nueiti. Tai kur jūs norit nueiti dabar, va, Gediminai? Aš dabar noriu būti ten, kur esu. Labai dažnai savo kartoju tą palyginimą, tokį vizualizaciją turiu. Žinai, sako, tu turi vandens, kažko, kad tu gyvenime tau jau vypylė gyvenimas, neišlaistyk. Nešeikink rankos per daug. Pabandyk per visą tai, ką turi dabar, išnešti tai, ką turi. Tai mano galbūt dabartinė būsena yra apie tą dubens laikymą ir neišlaistymą. Ar aš turiu... O po to ant galvos, ne, jau pradėt vaikščioti. Bet aš svajonių turiu, aš viziją turiu, kaip aš norėčiau galbūt po 10 metų ką daryti, bet dar jinai tokia besiformuojanti yra. Mano svajonė yra galbūt turėti tokį patogų finansinį kontekstą, kuris man leistų laisvai judėti po gaublį ir kartais galbūt nebūtinai kiekvieną nuo pirmadienio iki penktadienio savaitę būti Vilniuje čia ir kažką gaminti, daryti, bet kartais galbūt mėnesį kokiam nors pabūti kažkokioj, nežinau, gražioj pasaulio vietoj patylėti, ar gal su kažkuo kažkur pasišnekėti, o gal kokį nors pusmetį kokioj Romoj pastudijuoti, ką nors, ko nespėjau pastudijuoti būdamas 20. Aš turiu svajonę Romoj vienam universitete teologijos filosofijos dar sugrįžti ir kažką ten padaryti, bet labiau dėl savo kažkokio jau vidinės šviesos, vidinio malonumo, ne dėl, kad man kažkokio ten dokumento trūktų, bet tai čia va tokia gal ta amžėjimo laisvė, žinai, kai jau tu, dar aš turiu dabar jėgų, aš turiu norų, turiu ambicijų, aš žinau, ką aš noriu padaryti ir jeigu man pavyks, bus žiauriai faina, jeigu nepavyks ir dabar yra faina, bet vis tiek tu galvoji, okei, o kas toliau? Okei, tu mažiau turėsi energijos ir tu norėsi gal kažkaip kitaip. Tai dar gal ta mano vizija nėra iki galo tokia ryšli, bet aš jau ją matau, kaip tai galėtų būti.
Nu, su sąlyga, kad sveikata bus gera, kad dar galėsiu kažkiek pagyventi ir to plano į priekį yra. Ar man dar nenusibodo? Dar ne. O tai ar žadat kurti šeimą, Gediminai? Nu, kol kas tokių planų neturiu. Aha. O žiūrėkit, esat sutikę daug įžymių žmonių, nemačiau, kad skaičiau ten jūsų interviu, kad su Agne Jagelavičiūte esat turėję romanų ar kažką. Tai kokia jūsų buvo reakcija, vat, kai Agnė išėjo? Aš labai gerai atsimenu. Ir kur aš buvau ir ką aš dariau, kai man paskambino. Aš buvo tokia labai iš viso keista situacija. Netikėta, ne? Tai aišku, kad netikėta. Ir man paskambino berods TV3 portalo žurnalistė. Sako, kaip galit pakomentuoti. Sakau, ką pakomentuoti? Nu, apie Agnę. Aš sakau, o kas? Ir jis sako, o Dieve, sako, tai jūs čia iš manęs dabar sužinot. Ir aš jau iš to konteksto supratau, kad kažkas blogo nutiko. Jis sako, atsiprašau, kad čia aš sako jums va taip, žinai, tai pasakykit, kas nutiko, jinai pasakė. Ir tada man visi pradėjo skambinti. Visos žinios, visi. Aš sakau, kodėl jūs man skambinat? Nu, sako, nu mes, sako, va jūs esat pirmas žmogus, tarsi, nu, apie kurį mes pagalvojom. Ir man toks buvo iš vienos pusės, žinai, nu, kad kaip čia man staiga netapti šitoje situacijoje speakeriu, kuris pirmiausia nieko nežino. Antra, nu, paskutiniais metais mes tikrai buvome šilti bičiuliai, bet jau nebuvome tokie intensyvūs draugai, kur ten, žinai, buitimi dalintumėmės. Ir nei čia aš tas žmogus, kuris turiu dabar čia viską praspykinti, nei čia aš turiu ką pasakyti. Ir pačiam man pirmiausia reikėjo susivokti, bet toks buvo, aišku, kad tie pirmieji, kurie paskambino, aš ten iš savo pagarbą atidaviau, pasakiau komentarus ir viską, bet man asmeniškai tai buvo didelis, pradžioje didelis šokas, didelis nuskausmas, o po to tokie, žinai, tokie viduj, tai matai, vis dėlto jinai pirma išėjo. Toks, tarsi, nu, aš kažkaip visą laiką galvojau, kad būsiu pirmas aš. Man tokia atrodė nenugalima, nesustabdoma. Ir mes su ją tikrai esam turėję daug gražaus laiko dirbdami kartu ir daug laiko tokio, kur labai nuoširdžiai dalindavome savo svajonėmis. Nu, kai buvom jaunučiai visai ir žinom, ko mes trokštam. Ir mes turbūt vienas kitam labai atvirai pasakydom, ko mes karjeros prasme trokštam, ko mums trūksta, apie ką mes svajojam. Tai man atrodo, kad tiek ji, tiek aš mes tas savo svajonės įgyvendom ir pranokom. Tai dėl to man gal kažkaip buvo gražu ir tas, žinai, viena vertus labai gaila, kad Agnė taip anksti, labai gaila, kad tai nutiko, bet kita vertus, aš žinau, kad jinai sugyveno, ką norėjo sugyventi. Tai dėl to man kažkaip yra džiugu ir aš tiesą sakant ją dažnai prisimenu. Ir kažkaip jinai dažnai man būdavo įkvėpimas tos drąsos nebijoti gyventi taip, kaip tau atrodo, o ne taip, kaip kiti norėtų, kad tai būtų. Nes ypatingai gal dar anksčiau, dabar mes visuomenė turim daugiau tokio truputį, norėčiau sakyti žodį tolerancijos, bet nu, labai plačia prasme, kad dabar tu gali būti toks, koks tu nori, taip, kaip tu nori. Tada būdavo daugiau tų tokių normų. Ir man atrodo, Agnė labai daug padarė, kad mūsų konkrečioje visuomeniai tie standartai prasiplėstų, kad jie šiek tiek susilaužtų. Dėl to daug kas nemėgo. Ir jinai nebuvo labai lengvas žmogus. Polarizuojanti labai, nebuvo. Vieni mėgsta, kiti nekenčia maždaug tokio. Bet taip yra su visomis žvaigždėmis. Kuo yra ryškesnė žvaigždė, tuo jinai labiau polarizuoja. O ko tu labiau individuališkesnis, ne? Nes tu esi toks, koks tu esi ir nebūtinai taip, kaip kitam patinka. Ir jai tai nelabai... Jai net patikdavo, man atrodo, kad kitiems tai nepatinka. Tai bet to įkvėpimo ir to tokio priminimo, kad tu gyveni savo gyvenimą, o ne kitų gyvenimą. Tai aš iš jos daug esu pasisėmęs ir vis dar tai naudoju savo gyvenime. Tai jeigu reikėtų dalintis buitimis su bet kom pasaulyje, kas tai būtų? Gyvas ar miręs žmogus? Geras. Žinai, aš galėčiau daug žmonių įvardinti, su kuriais norėčiau pavalgyti, pavakaroti, pakeliauti. Bet ar yra žmonių, su kuriais norėčiau dalintis buitimi? Man šiauriai patinka gyventi vienam. Ir man atrodo, kad aš jau matyt vis tiek susiformavęs esu toks, kad faktas, kad kiekvienas žmogus pagalvoja, kad gal būtų smagu gyventi su kažkuo. Bet aš jau toks darausi realistas, man atrodo, kad man gal nepatiktų jau taip, jeigu taip visą laiką dalintis buitimi. Nes būti dviese yra iš esmės kitaip negu būti vienam. Ir ką aš mėgstu tame vienume, net nevadinu vienatvę, nes aš net neišgyvenu tos vienatvės labai. Aš turiu labai platų socialinį ratą, mes tikrai stiprų draugų ratą ir aš
turiu tą visą socialinį poreikį, kurio man reikia, aš jį patenkinu, bet tas buvimas vienu reiškia didžiulį lankstumą. Nes prie kiekvieno žmogaus tu truputį turi prieiti kitaip. Su kiekvieno žmogum tu atrandi savo kažkokį ryšį. Ir kai tu esi vienas, tu gali būti maksimaliai lankstus. Kai tu esi dviese, jau tu lenki iš dviejų. Ir man tas skirtumas yra labai didžiulis. Aš esu gyvenime turėjęs patirčių, kur esu ne vienas, ar ne? Tai tas mano vienumas, jisai nėra nesėkmė. Ar kad kažkaip, čia niekas su manim negali, arba aš su nieko negaliu. Aš tikrai nenoriu. Aš noriu būti vienas. Bet jeigu reiktų pasirinkti vieną žmogų, nes gyvą ar mirusi, kasgi tai būtų? Arba, sakykime, aš supratau jūsų poziciją ties gyvenimu namie. Man kaip tik labiau patinka būti ne vienam, būtent namie. Vat aš esu daug irgi laiko buvęs vienas, bet geriau man kažkaip ne vienam. Linksmiau atsikelt dviese ar ten. Bet jo, prisitaikymas, aš suprantu. O su kom tada pavalgyti, sakykime, pavalgyti ar pakeliauti? Labai pavalgyti norėčiau su Meryl Streep. Man jinai yra kieta. Tuoj palauk, aš biškai Velnias dėvi Prada šitą, kurį vaidinu. Jinai daug, aišku, ten ir Abba ir daug rimtesnių vaidinų. Tokia jau vyresnė ponė, bet... 75. Jo, bet jinai yra... Gerai, atrodo kaip 75. Nematęs jos filmų, tai suprasi kodėl. Man jinai atrodo tokia... vakarienės prasme būtų įdomi. O koks kitas klausimas? O su kom pakeliaut? Pakeliaut. Galvoju, žinai, ar su Bradu Pittu, ar su George'u Clooney, turbūt su George'u Clooney, žinai kodėl, nes jisai, man atrodo, turi labai gerą kelionėm skonį. Aš mėgstu Italiją, jisai mėgsta Italiją. Ir jis tokio, man atrodo, su juo keliaujant būtų labai klasiška ir prabangi kelionė. Nu, į restoraną nueini visas moteris. Ta prasme, kabint moteris būtų lengviausia, ne? O tai ką, valgytumėt pastas, ne, Italijoje? Nu, kodėl Italijoje galima visko valgyti, ne tik makaronus ir pizzas. Man tekę yra būti Italijoje įvairiose vietose, ir Toskanoje, ir Sicilijoje, ir ten Vitelio Tonato irgi yra itališkas. Tai yra jautienos šitie jausniukai. Nu, ar karbonadas, kaip Milanez chicken, ne, ten vadina vienu žodžiu, kad Milan čia, kaip mes vadinam karbonadą. Aš atsimenu Palerme, suvalgęs šlikščiausią sumuštinį gyvenime. Iš kažkokių... Šlikščiausia? Ir ten, tipo, jis yra delikatesas, ir ten stovi eilė, ten į pulką įdeda kažkokių pakepintų gyvūnų vidurių. Ir tas kvapas, o Dieve, aš atsimenu, aš po to negalėjau valgyti pusę dienos, gal ir visą dieną. Tai Italija maisto prasme tikrai spūdinga šalis. Tik dėl maisto? Kas dėl maisto? Italija. Nes man irgi patinka Italija. Kažkaip man Italija, Ispanija, man to šalis abi patinka. Ispanijoje aš gal turiu daugiau draugų, pas kurios galiu atvažiuoti apsilankyti. Ta šalį gal kažkaip labiau net ir jaučiu, sakyčiau. Bet su Italija yra kažkas tokio, tai yra vis tiek. Jeigu tikėčiau gyvenimai, sakyčiau, gal aš kažkada ten esu gyvenęs, nes toks, žinai, toks, kažkaip taip. Nors patys italai, jie nėra, kad patys fainiausi, bet faini. Bet ten kažkas yra. Roma iš viso yra. Vatikanas buvo, tai aišku. Jo, aišku, taip. O ką šiaip galvojate apie Vatikaną? Žinot, jūsų teologijos žinias, tai ką jūs ten skaitėt, išgyvenat, išgirdot. Ar Vatikanas yra good, ar bad, ar ten, ta prasme, kaip čia? Daug paslapčių, žinau, ten yra visokių. Ten yra daug kultūros, daug istorijos, galbūt tai, ką vadinat paslaptimis, tai yra istorija. Yra daug kultūros, yra daug meno, yra daug pinigų, ne, ten. Tai yra, žinai, didžiulės organizacijos centrinis taškas. Tai ten yra visko. Ir daug įtakos, ir daug pinigų, ir daug istorijos, ir daug viso kito. Man, jeigu taip good ar bad, labiau good, man tai yra vieta, kuri labai visuomet traukia visų dėmesį ir, žinai, jeigu tu pasižiūrėsi į Vatikaną per Da Vinčio kodo, reiškia per Deno Brauno romano akinius, ten tokį pasakaičių prirašyta, ten tikrai daug sąmokslo teorijoms gali rasti kažkokio tais pagrindo, bet aš truputį žiūriu kitaip. Tai ir tiesą sakant, popiežius Pranciškus, nepaisant to, kiek čia dabar mūsuose jisai yra skeptiškai vertinamas dėl savo pasisakymų ten geopolitikos klausimais, bet
dėl visų kitų dalykų jisai, man atrodo, yra, nu, beje, jezuitas bičias šitas yra. Tai jisai turi daug dalykų, kuriuos aš manau, šiek tiek nurimus kontekstui, mes gal dar išgirsim, ką jis čia darė ir ką padarė. Nors vėlgi, tu labai gerai pasakėjai, žinai, religija reikia marketingo. Labai nenoriu aš į šitą teritoriją eiti, nei reklamuoti, nei ginti, nei teisinti, nei dar kažkaip, bet klausimas apie Vatikaną, tai jeigu taip be išankstinių visokių pretenzijų ir visko pasižiūrėti, ta vieta turi labai daug energijos ir jėgos tiek pasaulio istorijos, tiek pasaulio geografijos prasme. Tai dvasingumo, ne prasme, ten biški kitaip jaučiasi, ten kitoks vaibas. Nu, ten yra vaibas. O norėtumėt su popiežium pašnekėti? Nu gerai, papasakosiu. Aš kartais pasapnuoju, būna. Ir esu sapnuose rūkęs su Pranciškum Vatikano soduose. Realiuose sapnuose. Nu, savo sapnuose. Taip. Su Benediktu XVI esu prie Vilniaus katedros vagį pagavęs. Ai, tai su visais susitikote. Aš su visais esu pabendravęs. Supratau. Supratau. Na, Gediminai, žinau, kad esat labai busy žmogus, tai daugiau neužlaikysim jūsų, aišku, klausimų yra daugiau, bet aš jūs asmeniškai atsimenu iš TV pagalbos. Tai aš atsimenu, kad vienas iš jūsų populiarių šou buvo, tai aš atsimenu, kartais įsijungdavau, žiūrėdavau ir po to jūs jau nuėjot prodiuserinių kelių, labiau už užkulsių buvo, tai ačiū labai dar kartą, kad atėjot, labai malonu ir iki kito karto. Ačiū, buvo įdomus pokalbis. Super, ačiū labai.